Sveiki, šiandienos Samsung video apžvalga. Turime naujausią 2012 metų LG išmanųjį televizorių. Tai yra 55 colio modelis. Palyginti jį galima su nešiojamu kompiuteriu. Televizorius atkeliavo su dviejais valdymo pultais. Vienas yra įprastas, o štai įdomiausias leidžiantis televizorių valdyti judesiu. Štai kaip pastebite, galiu viską televizoriuje valdyti praktiškai pelės tikslumu. Šis pultas labai gerai dera su išmaniojo televizorio funkcijomis. Leidžia be vargo valdyti programėlės kaip YouTube. Taip pat patogiai naudotis klaviatūrą. Na, žinoma, prieš kamerą visada sunkiau tą pademonstruoti, bet įprastai šio pultų naudotis taip lengva kaip ir kompiuterinė pelė. Pažiūrėkime kitas TV galimybės. Žinoma, turime skaitmeninės TV palaikymą. Nesitikėjom, kad tau pavyks įdašvilpti neišmanėlė, tokie daikčiukai byloja pasauliui, kad aš nusipelnau viso to, kas geriausia. Pasiruoškite gėrėtis kokybišką muziką. Galime peržiūrėti visą informaciją apie dabar rodomą laidą. Taip pat galime peržiūrėti visą televizijos programą ir netgi įrašyti norimą laidą. Toliau turime galimybę žiūrėti filmus iš USB atmintinės arba disko. Palaikomi praktiškai visi filmo formatai, rezoliucija iki Full HD. Taip pat labai patogus valdymas. Dar televizorius palaiko 3D ir Dual Play technologijas. Prie jo atkeliauja 4 poros 3D akinių, kurie yra labai lengvi, labai nebrangus. Taip pat labai panaši pora Dual Play akinių, kuri leidžia vienu metu 2 žaidėjams žaisti split screen žaidimus, nedalinant ekrano. Su šiuo televizoriu 3D filmus žiūrėti yra ypatingai paprasta. Užtenka pasileisti norimą filmą, o televizorius jau automatiškai nustato, koks tai filmas, kokia 3D technologija yra naudojama. Automatiškai suderina visus nustatymus, jums nereikia nieko vargti. Užsideda akinius ir mėgaujatės 3D vaizdu. Žinoma, 3D perduoti per kamerą yra pakankamai sunku, taigi galiu papasakoti tik savo įspūdžius. Cinema 3D šiandien yra viena pažangiausių 3D technologijų. Ji naudoja nebrangius akinius, jų nereikia krauti, o svarbiausia, jie nevargina akių kaip įprastas 3D. Štai tokį vaizdą matytumėte įprastam televizoriuje, o su LG Dual Play abu žaidėjai užsideda Dual Play akinius. Ir štai turime dar vieną pultelį, būtent šią technologiją. Paspaudžiame vieną mygtuką ir iš karto turime 2 atskirus vaizdus, kurie matosi tik per jam skirtus akinius.